Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums papasakosiu, kas per daiktas yra VIA Version, kas čia toks per pluginas. Matot, jau išsiduodu, kad pluginas. Ir kam jis gali būti aktualus, kam jis gali būti naudingas. Jo, pamiršau ką sakyti ir vėl. Tai va, tai žodžiu, šitoj pamokoje pabandysim jį įsirašyti ir pabandysime prisijungti su naujesnė žaidimo versija į senesnę serverio versiją. Tai va, jeigu pamoka tiks, būtinai paspaus mygtuką patinka, prenumeruok Redfox Cloud kanalą, nuo dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai pradėkim nuo to, kaip įsirašyti VIA Version pluginą. Tai yra du būdai. Pats pirmas būdas tai keliauti į Redfox Cloud valdymo pultą ir skiltyje įskiepiai plugins mes tiesiog parašom VIA ir mums iš karto išmeta ir VIA Backwards, ir VIA Version. Šiuo momentu tikrai žinau, kad yra internete naujesnė versija. Tai jeigu jūs norite traukti ir 1.21.6, labai rekomenduočiau tą versiją atsinaujinti. Tai tą padaryti galima tiesiog internete parašius download VIA Version ir jūs išmes į tokį puslapį ir čia, kaip matot, yra 5.4. Tai pirmiausiai, ką reikia padaryti, tai tiesiog atsisiųsti tą pluginą. Taip pat plugino atsisiuntimo internetiniam puslapį yra labai gera lentelė. Tai kaip matote, jeigu jūsų serverio versija yra 1.21. ir kažkoks tai skaičiukas, jums pilnai užtenka VIA Version ir su būtent šituo pluginu galės prisijungti visi žaidėjai, kurie žaidžia 1.21, sakykime 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3 ir taip toliau. Jeigu jūsų serverio versija yra, tarkim, 1.20.4, viskas tvarkoj. Su VIA Version versija jūs galite ateiti į serverį su 1.21, pavyzdžiui, 6 ar ten, tarkim, 1.21.4. Lygiai taip pat su 1.20 ir X versijom, tačiau žemesnės versijos neveiks. Na ir štai aš jau atsisinčiau savo pluginą, tai pirmiausiai išjungsiu serverį. Čia galima paslėpti, kaip matot, štai čia aš turiu savo pluginą. Jau esu prisijungęs prie savo serverio failų per, taip vadinamą FTP. Tai ką dabar reikia padaryti, tiesiog atsidaryti plugins aplanką ir štai čia įkelti VIA Version. Ir viskas, labai greitai, tiesiog žaibo greičiu yra įkeliamas šitas pluginas. Čia daugiau nieko daryti nereikia. Iš esmės galima pasileisti serverį ir žaisti ir nesukti savo galvos. Ir būtent jau su šiuo pluginu dabar gali jungtis visi 1.21. Pasakysiu X, nes gali būti 1, 2, 3, 4, 5, 6 žaidėjai. Gerai, aš pabandysiu dabar įjungti serverį. Mano serveris yra ant 1.21.1 versijos. Kaip matot, štai čia 1.21. Bet žaidime pabandysiu prisijungti su 1.21.6, naujausia versija. Ir kaip matot, aš jau esu žaidime, žaidžiu 1.21.6 versiją. Tai jeigu aš dabar pabandysiu prisijungti į Minecraft serverį, puiku, aš kuo puikiausiai prisijungiau į Minecraft 1.21 serverį su 1.21.6 žaidimo versija. Tai šitaip veikia šitas pluginas, manau, tikrai bus daugam aktualu, kas kuriate savo serverius, o taip pat greitai planuoju išleisti ir vaizdo pamoką, kaip naudotis su VIA Backwards pluginu, kuris papildo šį jau mano įrašytą pluginą ir leidžia tada jungtis su jau senesnėm gerokai versijom į naujesnį žaidimą. Tai jeigu norite pamatyti šią pamoką, būtinai paspauskite mygtuką patinka, būtinai prenumeruokite Redfox Cloud. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir sekite Redfox Cloud. O su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas. Tikiuosi, kad jums pamoka patiko ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!